Panašu, kad dauguma blaivai mąstančių žmonių jau suvokiame, kad Lietuvai reikia valymo. Mūsų šalyje įsiveisė per daug šiukšlių. Sakydama šiukšlių, aš turiu omeny Lietuvos identiteto ir tautinių vertybių nepaisančius užsieniečius, bei svetimų šalių interesam tarnaujančius valdžioje esančius kolaborantus. Dabar pamėginsiu išdėstyti, ką norėčiau nuveikti, jeigu atsidurčiau ten, kur priimami įstatymai. Pradėkime. Visų pirma, valstybės tarnautojas, ministras ar politikas, sulaukęs pagrįsto tautos nepasitikėjimo, turėtų atsistatydinti arba būtų atstatydintas be jokių kompensacijų ir privilegijų. Sekantis. Baudžiamojo kodekso įstatymai, liečiantis korupciją ir kišininkavimą, turi būti maksimaliai sugriežtinti ir prilyginti valstybės intereso išdavystei. Atitinkamai turi būti prilygintos ir bausmės. Sekantis, itin sunkus nusikaltimai, rezonansiniai nusikaltimai turi būti kruopščiau tyriami ir po išvadų pateikimo turi būti taikomos pačios griežčiausios bausmės prasikaltusiems. Sekantis, prieš priimant sprendimus dėl šalies įstojimo ar išstojimo į ar iš bet kokios sąjungos, apie galimas pasekmes visuomenė turi būti informuojama kuo plačiau, o tautos interesus apgavęs politikas ar politikai turi būti teisiami viešai. Toliau. Teismų sistemoje privalome turėti ir prisiekusiųjų teismą, o dirbantis teisėjai privalo būti renkami tautos, o ne pagal kažkokių politikų palankumą. Toliau. Kad pagaliau sustiprinti valstybės teisėsaugą, reiktų paskelbti tautos referendumą mirties bausmės grąžinimui. Sekantis. Turi būti nedelsiant peržiūrėti įstatymai ir bausmės, liečiantis pedofiliją ir prekybą žmonėmis ar jų organais. Toliau. Užsienio politika pirmiausia turi atstovauti savo šalies ir jos gyventojų interesus ir tik po to partnerių ar ten sąjungininkų reikalavimus. Toliau. Teisę rinkti valdžią ir dalyvauti valstybės įstatymo leidyboje galėtų tik valstybės piliečiai neturintys dvigubos pilietybės, kadangi žmogus priimdamas kitos šalies pilietybę tampa ir tos kitos šalies interesų atstovu. Patikslinimas. Dvigubos pilietybės klausimas turi būti sprendžiamas ne anksčiau, nei Lietuvoje būtų sukurtos tokios gyvenimo sąlygos, kurios neprievartauja žmonių ieškotis geresnio darbo ar gyvenimo svetur. Tada dvigubos pilietybės klausimą išsprendus galima būtų priimti ir būtent šitą įstatymą. Toliau, protinę negalią turinti žmonės privalo netekti galimybės dalyvauti rinkimuose, kadangi dabar valdantieji naudojasi galimybę rinkti balsus įvairiose psichiatrinėse ligoninėse ar ten senelių namuose ir panašiai. Toliau. Turi būti draudžiama užpildyti ministerijų postus tik pagal partijos politinius poreikius ir be jokio ryšio su sugebėjimais. Toliau. Kiekvienos viešosios įstaigos ar valstybinės institucijos vadovaujami postai, nesvarbu ar tai didmiestis ar mažoji apylinkė, turi būti užimami tik valstybės piliečių, neturinčių dvigubos pilietybės. Apie tai jau kalbėjome. Kitataučiai ir kitų šalių piliečiai galėtų gyventi ir dirbti Lietuvoje, tačiau tik kaip svečiai. Ir jiems turėtų būti taikomi užsieniečių gyvenančių svetimoje šalyje įstatymai. Kaip pavyzdys, pirma, kitataučiai norintys dirbti tiesioginio žmonių aptarnavimo sferose privalėtų išlaikyti minimalus lietuvių valstybinės kalbos egzaminus. Antra, pertvarkyti įstatymus taip, kad Lietuvos teritorijoje dirbę kitataučiai negalėtų palikti šalies, kol nesusimokėjo privalomų mokesčių. Trečia, kitataučiai negalėtų įsigyti Lietuvos žemės, išskyrus trumpalaikę nuomą. Ketvirta, užsienio įmonės, norinčios vykdyti veiklą Lietuvos teritorijoje, privalėtų įsiregistruoti filialą ir mokėti tokius pačius mokesčius kaip ir vietinis verslas. Jokių atvirkštinių PVM, kurie užkraunami ant mūsų tautiečių pečių. Na ir penktas, jeigu valstybės iždo nepakanka užtikrinti valstybės gyventojų socialiniam garantijom arba kyla kitoks pavojus Lietuvos piliečių geroviai, čia gyvenantis užsienio tautų nariai nepiliečiai išlaikytiniai turėtų būti laikinai išprašyti iš šalies, kol situacija normalizuosis. Judam toliau. Valstybė turi įsipareigoti pirmiausia suteikti galimybę gyventi, dirbti ir įsigyti nekilnojamą turtą savo šalies piliečiams. Toliau. Visų nelietuvių išlaikytinių, kurie neteisėtai imigravo į Lietuvą prasidėjus ir beje iki šiol dar vykstančiai imigracijos kriziai, bylos turėtų būti nedelsiant peržiūrėtos ir netitinkantis Lietuvos valstybės interesų asmenys turi būti išprašyti iš šalies, nedelsiant. Toliau. Lietuvos Respublikos sienos apsauga turi būti užtikrinama bet kokiomis sąlygomis. Tai yra, turim suteikti pasieniečiam teisę naudoti visas prieinamas priemonės, įskaitant ir šaunamosius ginklus. Jeigu nepakanka neletalinių kulkų, galima naudoti ir kaunamąsias. Lietuvos Respublikos sienos saugumas turi būti užtikrintas bet kokią kainą. Toliau.
Visi tarnautojai ir pareigūnai privalo turėti vienodas teisės bei pareigas, kokias turi ir kiekvienas valstybės gyventojas. Be jokių dvigubų standartų ar išlygų, pritaikant Lietuvos Respublikos konstituciją. Beje, apie konstituciją dar pasakysiu pabaigoje, kadangi dabartinę konstituciją tikrai negalima taikyti. Taigi, kiekvienas valstybės gyventojas, tarnautojas ar pareigūnas turėtų būtinasias pareigas. Ir būtinoji kiekvieno valstybės gyventojo pareiga yra protiškai arba fiziškai kurti. Tam reikėtų įsteigti organizacijos, kurios pasirūpintų asocialių asmenų, neįgalių asmenų ir panašiai gebėjimų nustatymu bei jų pritaikymu racionalioje veikloje, kad nevaikščiotų žmonės ištiesą ranką prašydami išmaldos. Visi gali ką nors veikti. Toliau, kiekvieno asmens veikla negalėtų prieštarauti bendriems visuomenės interesams ir būtų vykdoma bendrame kontekste visos tautos naudai. Toliau, būtų paskelbtas žymus nedarbų gautų pajamų mažinimas, tai yra palūkanų lupikavimo sulaužimas ir panašių veiklų apribojimas bei kontrolė. Čia apie bankos antstolius ir panašiai. Toliau, įtrauktų į trestus ir be konkurencijos veikiančių įmonių veikla būtų peržiūrėta, o esant poreikiui, tokios įmonės būtų suvalstybintos. Toliau. Rinkoje dominuojančios įmonės privalomai turėtų įsileisti konkurenciją, kurią valstybė turėtų skatinti. Kaip pavyzdžiui, kelių priežiūros tarnybos didieji prekybiniai tinklai, pavyzdžiui, kelius prižiūrinčios tarnybos privalėtų savo darbams suteikti laiko garantiją, o paaiškėjus trūkumams remontuoti gatves bei šaligatvius nemokamai. Kodėl šito nėra dabar? Toliau. Valstybė privalo griežtinti strateginių įstaigų kontrolę, tokių kaip elektrinės, šiluminiai tinklai, vandentikiai, oro uostai, geležinkeliai, regitra, techapžiūros įmonės ir panašiai. Kadangi dabar dauguma tokios svarbos įmonių priklauso užsieniui ir išneša kapitalą iš Lietuvos biudžeto svetur, jos būtų planingai ir palaipsniui sugrąžinamos, išperkamos Lietuvos piliečių arba valstybės. Toliau. Valstybės ir savivaldybių užsakymų viešuosiuose konkursuose didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas mažiesiems Lietuvos verslininkams ir vidutiniam verslui, o tik po to stambiesiam ar išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai vietinis verslas neturi ką pasiūlyti, tada jau ir užsienio kompanijoms. Turime skatinti mūsų viešąją vidinę rinką. Toliau. Turime maksimaliai proteguoti Lietuvos startuolius ir progresyvių idėjų siūlymus, bei visokiojopai juos skatinti. Šitos berods yra daroma, tačiau labai silpnai. Toliau. Būtų sukurtas žemės reformos įstatymas, kuris pirmiausia būtų neatlygintinas žemės nusavinimas iš neteisėtai ją gavusių ir įsigijusių. Nusavintas žemės reikėtų panaudoti visuomeniai naudingais tikslais bei Lietuvos nacionaliniams poreikiams. Pavyzdžiui, miškingumo ploto didinimui, regioniniams parkams ar žemdirbystei gyvulininkystei. Gana jau čia visokiems po 1 eurą savo žemę įsigyti. Taip, toliau. Planingai ir palaipsniui būtų išperkamos Lietuvos teritorijoje esančios žemės iš užsienio piliečių, paliekant jiems teisę tik nuomotis trumpalaikę nuomą. Lietuvos žemė tai ir yra mūsų tėvynė. Mes jos neturime teisės pardavinėti. Toliau. Turi būti teisės aktai bet kokios spekulacijos žemė uždraudimui. Visos nelegalios statybos būtų negailestingai nugriautos ir atlyginama žala, kurią padarė gamtai, kaltininkų lėšomis. Toliau. Kuo skubiau atstatyti dabar aktyviai naikinamą žemdirbystę, gyvulininkystę, pramonę ir energetiką. Lietuva nuo seno buvo agrarinė valstybė, gebanti savo veiklą ir ištekliais pilnai išsimaitinti be jokios užsienio pagalbos ir netgi didžiąją dalį nemodifikuotos, o tikrosios produkcijos eksportuoti. Privalome tokiais ir išlikti. Arba dabar atstatyti. Toliau. Žaliojo kurso programa. Žaliasis kursas. Irgi turi būti įgyvendinama, tačiau tai neturi kenkti šalies ekonomikai ir tautos interesams. Visų pirma, mes. Sekantis, mūsų šalies skaitmenizacijos procesai turi būti neatsiliekantis nuo pažangiųjų šalių, tačiau nesukuriantis galimybių manipuliuoti visuomenę ar piliečiais. Todėl bet kokie mėginimai pašalinti grynuosius pinigus būtų prilyginti asmens teisės į privatumą ir demokratijos naikinimui. Sekantis. Reikia priimti įstatymus, įpareigojančius prekybininkus nurodyti produktų sudėtį ne kažkokiais kodais, o kiekvienam žmogui suprantamais žodžiais. Kaip pavyzdys, vietoje karminas turėtų būti parašyta vabzdžių pigmentas galintis sukelti alerginių reakcijų. Arba vietoje E131 turėtų būti parašyta konservantas galintis sukelti vėžį ir panašiai. Tik tada žmonės žinos, ką perka.
Toliau. Privaloma keisti cheminių vaistinių preparatų reklamos įstatymus, kad tik kuo labiau proteguoti natūralaus imuniteto skatinimą, sveiką natūralaus maisto mitybą ir aktyvesnį gyvenimo būdą. O dabar per televiziją mes šito nematome, tik tai chemijos ir chemijos reklamą. Maitinkitės vaistais. Toliau. Vaikų teisų tarnyba turi būti pervadinta į šeimos teisų tarnybą ir pilnai reorganizuota, kad atitiktų savo naująjį pavadinimą. O darbuotojams, kurie jau yra pažeidę šeimos teisės, reikia uždrausti palikti šalį, kol bus atlikti buvusios įstaigos veiklos tyrimo rezultatai ir pateiktos išvados. Toliau. Turi būti paskelbta ryžtinga ir visuotina kova prieš tuos, kurie kenkia bendram tautos interesui. Piktybiniai tautos nusikaltėliai, sukčiai, smurtautojai, antikonstitucininkai ir taip toliau turi būti patraukiami baudžiamojon atsakomybėn, neatsižvelgiant į jokias aplinkybės ar pareigas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymus. Toliau. Valstybė privalėtų rūpintis nuodugnių švietimo sistemos išvystymu tam, kad kiekvienam pajėgiam ir darbščiam Lietuvos gyventojui tapti įmanoma gauti aukštą išsilavinimą ir tokiu būdu prisidėti prie valstybės interesų. Toliau. Visų švietimo įstaigų dėstamos programos turėtų būti pritaikomos ne prie teorinių, o prie praktinių gyvenimo reikalavimų, atitinkančių esamą laikmetį. Tam tikslui reikėtų kviesti specialistus iš užsienio ir naudoti autoritetingus Lietuvos verslininkus, pastariesiems suteikiant mokesčių lengvatas už skirtą laiką paskaitoms švietimo įstaigose. Taip pat turi būti suteiktas valstybinis finansavimas, tai yra realios stipendijos ypatingai gabiems, tačiau nepasiturinčių tėvų vaikams. Toliau. Tam, kad būtų galima suvokti bendrą valstybės idėją, reikia pradėti tokį supratimą diegti jau pradinėje mokykloje, tai yra švietimo įstaigose, būtų įvestos pilietiškumo tautiškumo pamokos. Toliau. Reikia uždrausti prodiuserinės sutartis ir grąžinti nepriklausomybę mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomam nacionaliniam transliuotorium ir neprileisti prie sponsoriavimo jokio užsienio interesus atstovaujančio kapitalo. Lietuvos televizija, radijas ir spauda privalo dirbti skaidriai ir nešališkai. Toliau. Bet kokias seksualinės propagandos nepilnamečiams programas reikia nedelsiant uždrausti. Turiu omeny ne lytinį švietimą, o būtent seksualinę propagandą. Toliau. Tam, kad valstybė galėtų apginti savo nepriklausomybę, reikia jau nuo mokyklinio amžiaus mokyti tautiečius civilinės bei karinės saugos. Tai yra, švietimo įstaigose būtų įvestos civilinės bei karinės saugos disciplinos. Mes maža valstybė, tačiau nuo seno esame tvirti ir galingi, tik mūsų reikia pamokyti. Toliau. Turi būti iš esmės peržiūrėti mokesčių įstatymai. Tai yra reikalingas mokesčių diferencijavimas stambiam, vidutiniam, smulkiam ir pradedančiam verslui. Pavyzdžiui, pradedančiam verslui suteikti kelių metų mokestinės sistemos netaikymo. Aišku, atsižvelgiant į apyvartą. Punktas redaguotinas, bet pradedantis verslą tikrai neturi būti apmokestinami. Toliau. Privalo būti paruoštos esminės socialinio aprūpinimo ir senatvės pensijos reformos bei generalinis jų pertvarkymas. Lietuvos senjorai neturi balansuoti ties skurdo riba, kaip tai dabar daro Sodra. Toliau. Minimali alga privalo būti tokia, kad sąžiningai dirbantis žmogus negyventų skurde ar nepritekliuje. Toliau. Kadangi nuo medikų priklauso tautos sveikata, o nuo pedagogų priklauso augančios kartos išprusimas, turi būti kuo greičiau pakeisti šių profesijų atlyginimai, kad pasiektų pažangiųjų šalių vidurkius. Toliau, nuo ugniagesių ir policijos priklauso gyventojų saugumas, todėl turi būti nedelsiant pakeisti šių profesijų atlyginimai, kad minėtos profesijos taptų prestižinėmis ir maksimaliai patraukliomis. Toliau, tas pats liečia ir Lietuvos kariuomenę, ypatingai profesionalų padalinius. Be to, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva pasaulio žemėlapyje yra labai maža valstybė, reikia Lietuvos specpajėgas, pavyzdžiui, tokias kaip Aitvaras, pertvarkyti į specialiųjų užduočių ir žvalgybos institutą, kurio tikslas būtų ginti Lietuvos interesus visose šalise, netgi ir užsienyje, rinkti slaptąją informaciją ir kovoti su priešiškomis spec tarnybomis. Kaip pavyzdys būtų mažytės valstybės Izraelio institutas pavadinimu Mossad. Juk jo bijo visas pasaulis. Mes tai galime reorganizuotis. Toliau, valstybė turi rūpintis bendro tautos sveikatos lygio kėlimu. Taip siekiant,
Reikia rūpintis motinos ir vaiko gerovę bei apsaugą. Turime pasirūpinti nepilnamečių darbo uždraudimu. Taip pat valstybė turėtų visokiojopai skatinti dalyvavimą sporto programose bei rūpintis kuo didesnę paramą visoms organizacijoms užsiimančioms jaunimo fiziniu lavinimu. Toliau. Ugdymo įstaigose privaloma skirti dėmesį darbų pamokoms. Vaikinai turėtų mokėti įsukti elektros lemputę ar pataisyti rozetę, o merginos turėtų mokėti gaminti tradicinius cepelinius ar bent jau kiaušinienę. Kava sotus ir sveikas nebūsi. Toliau. Remiant kitas nukentėjusios valstybės ar jų piliečius, privaloma išsaugoti savo tautiečių gerovės prioritetus. Pirma, savi. Svetimiems padėsim, kai galėsim. Pamenat, minėjau konstituciją? Tai dabar kaip tik apie ją. Turim anuliuoti visas Lietuvos Respublikos konstitucijos pataisas, kurios buvo priimtos be jokio tautos referendumo. Arba galim surengti referendumus pakeitimų išsaugojimo, jeigu jie mums patinka. Tačiau visą tai turi spręsti tauta. Konstitucija turi tarnauti tautai, o ne valdininkams. Toliau. Privaloma nedelsiant paviešinti KGB archyvus. Šitą punktą ko gero statyčiau į priekį. Žinant, kad dabar jie aktyviai yra naikinami, mes turėsime rasti būdus, kaip gauti originalius dokumentus iš tos pačios Rusijos. Beje, gal dėl to mūsų valdžia taip ir skatina rusofobiją, bijo, kad tiesa gali išlysti, ar ne? Gerai, judam toliau. Turime kuo skubiau persiderėti su Europos Sąjunga dėl sutarčių, kad atstatyti Lietuvos Respublikos konstitucijos viršenybę prieš Europos Sąjungos nurodymus, kaip tą padarė Lenkija. O priešingų atveju dėja tektų inicijuoti procesus pasiruošimui Litexit. Tai yra pasitraukimai iš Europos Sąjungos. Tam, kad po pasitraukimo iš sąjungos oficialiai neliktume skolose ar kitose problemose, reiktų bendradarbiauti su Graikijos vyriausybė. Graikai jau 7 kartus sugebėjo nurašyti savo skolas Europos Sąjungai. Kaip jie tai padarė, aš žinau. Apie tai dar kalbėsime kada nors. Taigi, pabaigiau. Manau, suprantame, kad šitiek daug darbų utopiškai skamba, o tam, kad juos nuveikti, prireiktų tikrai ne vienos kažkokios tai kadencijos ir teisingų žmonių, kad jų būtų ten dauguma. Ir dar reikėtų referendumo kartelės peržiūros, kad vėl taptume nepriklausoma valstybė, reikėtų nacionalinio banko ir nacionalinės valiutos atstatymo. Dar reiktų dėrėtis dėl narystės NATO aljanse, turėtų būti referendumas, kurio taip ir nebuvo. Valstybės simbolikos klausimai, reiktų konsultuoti su heraldikos specialistais, kad palaipsniui pašalinti visus tos perdarytus, sudargytus lietuviškus simbolius ir tą šikančią kumelę su uodega į viršų, kad atstatyti į teisingą simbolį. Privalomoji karinė tarnyba, terminai, mokslas, tėvystė, motinystė, merginų tarnyba ir sąlygos. Yra dar klausimų. Seksualinių mažumų įstatymai. Vaikai, santuoka, partnerystė, ar ne, dėl seksualinių mažumų. Mes turime išsaugoti tradicinės vertybės, tačiau nenaudojant negatyvios diskriminacijos. Yra toksai terminas negatyvi diskriminacija, pasidomėkite. Tai kol kas tiek, aš išdėšiu viziją, ką veikčiau, jeigu atsidurčiau ten, kur yra galimybė priiminėti ar keisti įstatymus. Tačiau tam, kad aš ten atsidurčiau, nežinau, reikia labai daug balsų, pas mane maža to, kad sekėjų nedaug, tai dar ir rinkimuose reikia pinigų. Kol kas tiek, lauksiu jūsų komentarų, su kuriais punktais galbūt jūs nesutinkate, nepritarėte arba norėtumėt papildyti. Ačiū, kad pasidalinote šio įrašu. Iki nevėjingi.